Рамаяна. Draugai mano, mūsų istorija prasidėjo senai, kada Kaušalos karalystę valdė didysis karalius Dašaratha. Galingasis Dašaratha taikiai gyveno su savo 3 puikiomis žmonomis savo Ajodhijos sostinėje. Jis turėjo viską, ko tik galima panorėti, išskyrus vaikus. Jie buvo vienintelis džiaugsmas, kurio Dievas jam nedovanojo. Rūmų išminčiui patarus, karalius atliko ritualą, skirtą norintiems susilaukti sūnaus. Po ceremonijos karalius Dašaratha gavo palaiminimą, kad pas jį gimtų 4 gražūs sūnus. Rama gimė karalieniai Kaušalijai, Bharata gimė Kaikėjai, o Lakšmanas ir Šatrugna gimė Sumitrai. Bėgant laikui aplinkui pasklido Ramos kaip narsaus kario šlovė. Jis sklido taip garsiai, kad didysis išminčius Višvamitra paprašė karaliaus Dašarathos atsiųsti Ramą apginti jo šventą ritualą nuo pavojingo demono Tatakos. Po to išminčius Višvamitra atvedė Ramą ir Lakšmaną į Midhilos karalystę, kur karalius Džanaka priiminėjo svečius į Svajamvaros ceremoniją, kurioje jaunieji karalaičiai rungėsi dėl teisės gauti karaliaus dukters nuostabiosios Sitos ranką. Norėdami gauti Sitą į žmonas, rungties dalyviai turėjo užtempti mistinio Šivos lanko templę. Galingajam Rahit Kumarui nepavyko išlaikyti išbandymo. Dar būdama maža mano duktė Sita lengvai pakeldavo šitą lanką ir nejaugi nėra pasaulyje karalaičio pakankamai stipraus, kad nors įtemptų jo templę. Nejaugi neliko pasaulyje kario galinčio užkariauti mano dukters ranką.
Aš, Džanaka, Midhilos karalius, su dideliu liūdėsiu skelbiu apie savo dukters Sitos Savjamvaros ceremonijos pabaigą, nes žemėje neliko vyrų vertų jos rankos. Palauk. Žemė neprarado narsių karių. Kol kas Dašarathos sūnus gyvena žemėje. Mano brolis Rama užmušė siaubingąjį Tataką. Sveikiname. Dašarathos sūnus Rama užkariavo Džanakos dukrą Sitą. Ramos ir Sitos vestuvės pradžiugino visą Ajodhją. Lakšmanas, Bharata ir Šatrukna taip pat vedė Sitos seseris Urmila, Manhavi ir Šrutakirti. Niekada dar Ajodhja nepatyrė tokios laimės. Šventė visą karalystę. Viskas tekėjo sava vaga. Žmonės žvelgia į Ramą kaip į būsimą Ajodhjos karalių. Karalius Dašaratha vis labiau seno. Kaikėja. Manau, dabar Rama pasiruošęs priimti atsakomybę už Ajodhją. Man atėjo laikas pasitraukti nuo reikalų. Jūs teisus, mano ponė. Dabar pats palankiausias metas paskelbti jūsų įpėdinį. Ir Rama bus geriausias pasirinkimas. Bet Bharata ir Šatrukna išvykę. Na ir kas? Rama vyriausias sūnus. Ir jis turi visas karaliaus savybės. Šiandien aš paskelbsiu apie tai. Klausykite visi. Aš turiu didžią žinią visiems Ajodhjos gyventojams. Karalių karalius, galingasis Dašarathka, priėmė sprendimą perduoti karūną karalaičiui Ramai. Sveikinu tave, o būsima Ajodhjos karalienė. Kas atsitiko, mano karalienė? Argi aš kaip nors nuskriaudžiau tave? Kaip galiu pasitikėti karalaičiu? Rytoj tu gali susirasti gražesnę ir tada ji bus tavo karalienė. Dabar aš suprantu, apie ką tu galvoji. Aš žinau, kad moteriai ši padėtis gali būti nepakenčiama. Aš mačiau, kaip nuo to kenčia mano mama. Aš žinau, kad kitos moteris namuose lyg nuodai. Tu nežinai Sitą, bet senai aš daviau įžadą, kad vesiu tik vieną žmoną. Ir patikėk manimi, jokia kita moteris neprivers jo sulaužyti. Pas mane bus tik viena žmona. Ir ją būsi tu. Mano ponė, aš taip pat tau prižadu, kas beatsitiktų, aš visada būsiu su tavimi.
Kągi, dabar tu būsi mano karalienė. Taip, Sita? Bet gyvenimo kelias ne visada rožinis klotas. Geros dienos baigėsi ir ant Ajodhijos karalystės lėtai slinko nelaimės. Na va, pažiūrėk, aš vėl laimėjau, o tu vėl pralaimėjai. Mėgaukis, mano brangioji, juokis į valias. Kas žino, ką atneš rytdiena? Ką tu pasakei? Tik jeigu tu manęs pasigailėsi, karalienė. Mano Rama rytoj taps karaliumi, tau nėra ko bijoti. Kalbėk, kalbėk, nieko nebijok. Šis karūnavimas atneš tau nelaimę. Kokias nesąmonės čia šneki, Muntara? Aš tik linkiu gėrio tau, o mano karalienė. Tu ir tavo sūnus Bharata man labai artimi. Dvariškiai susimokė prieš tave. Susimokė? Ką tu nori pasakyti? Kai tik Rama karūnuos, Kaušalija ir Sumitra atskleis tau tikrus jų sumanymus, jos abi tau pavydi. Ne. Mano Rama niekada neleis šito. Girk savo Ramą. Bet kai jis taps karaliumi, tai klausys tik savo mamos, o tave su Bharata išvys iš Ajodhijos. Netgi karalius Dašaratha nieko negalės pasakyti. Tu prisimeni didįjį karą su Šamhasūra? Tu išgelbėjai karaliaus gyvybę ir už tai jis davė tau 2 pažadus. Tu vėl gali paprašyti jo išpildyti juos. Atėjo laikas tai padaryti. Ko aš turėčiau jo paprašyti? Kalbėk aiškiai. Aš sutinku su tavimi. Jie drįsta nešvariai susimokyti prieš mane. Bet kodėl tik 14 metų? Kodėl ne mirtis? Ne, karalienė. Rama labai įžymus. Ir todėl prasidės maištas. Po 14 metų jis praras savo jaunystę. Ir tada jį pamirš. O miške gyvena rakšasai. Kas žino? Jie gali susidoroti su juo, karalienė. Užsispyrusi karalienė Kaikėja atėjo su šiuo reikalavimu pas karalių. Ji privertė karalių Dašaratką paskelbti karaliumi jo sūnų Bharatą, o Ramą ištremti iš karalystės. Aš privalau įvykdyti tėvo pažadą. Prašau, paleisk mane. Pažiūrėsim, kas išdrys atimti iš tavęs pirmagimio teisę. Aš užmušiu Bharatą, o jeigu tam pamaišys tėvas, ataušk Lakšmanai. Aš nenoriu teršti karalystės purvinais poelgiais. Ruoškis mūsų išvykimui. Tai įsakymas. Aš irgi eisiu su tavimi. Aš daviau įžadą, kad visada lydėsiu tave. Bet Sita, jeigu aš pažeisiu įžadą, aš negalėsiu toliau gyventi. Sūnau mano, tai mano prakeiktas likimas, mano bėda. Atleisk man, sūnau, atleisk. Nekalbėk taip, tėve.
14 metų prabėgs nepastebimai. Maldauju, tėve, paleisk mane. Ne, tu karys. Pasinaudok kalavijo jėga ir valdyk Kaušalą, mano sūnau. Nieko panašaus dar nebuvo nutikę mūsų dinastijoje, tėve. Ir kol Rama gyvas, jis niekada neleis, kad taip nutiktų. Aš eisiu. Neišeik, Rama, Ajodhja tavo. Paklausyk mane, sūnau. Sūnau, neišeik. Broli. Leisk man eiti su tavimi. Kas labiau tenai rūpinsis tavimi, broli? Eik, mano ponė. Tavo pareiga aukščiau visko. Aš lauksiu tavęs. Rama, Lakšmanas ir Sita patraukė į Čitrakutą. Kivatas, Judoras gerbėjas, su pagarba sutiko juos ir padėjo jiems persikelti per Gangą su savo valtimi. Stulbinanti Čitrakutos gamta padėjo jiems pamiršti liūdesį. Bet bėdos ir toliau persekiojo Ajodhją. Ir karalius Dašaratka, kuris prarado norą gyventi, paliko šį pasaulį dideliame liūdesy. Tačiau garbingasis Bharata atsisakė įvykdyti klastingą savo motinos Kaikėjos planą. Jis patraukė į Čitrakutą maldauti Ramos grįžti į Ajodhją, bet teisingasis Rama laikėsi savo. Tačiau nenusileido ir Bharata. Jis grįžo į Ajodhją su Ramos sandalais. Ajodhjos karalystė išliko Ramos karalystė. Naikindamos visą blogį, pakeliui ir vesdamos žmonės į teisingą gyvenimą, 3 dorybingos sielos keliavo kartu, įveikdamos kalnus ir tankes džiunglės. Taip prabėgo 10 ilgų metų. Pagaliau jie sutiko išminčių Agastją. Jis padovanojo 2 broliams dievišką ginklą. Viešpaties Višnų lanką ir strėlinę su nesibaigiančiomis strėlėmis. Po to jie patraukė į Pančavatį. Praėjo 13 metų. Lakšmanas ir Sita laukė sugrįžimo į Ajodhją. Tačiau Rama jautė, kad likimas ruošia jam eilinį išbandymą. Kas šis žavus jaunuolis? Ir ką tu veiki šiame miške? Aš Dašaratkos sūnus Rama, o tu kas?
Aš šio miško karalienė Я царица этого леса, Шурпанак. Šurpanaka. Ты царица этого Tu леса. šio miško karalienė. Тогда, пожалуйста, Tada prašau, посети наше скромное apsilankyk жилище. mūsų kukliame būste. Это ты иди со мной. Ne, tai tu eik su manimi. Tavęs laukia visi patogumai, kokius tik galima įsivaizduoti. Я не могу пойти Aš с тобой. negaliu eiti su tavimi. Я связан Mane своим laiko duotas обещанием. įžadas. Мы не задерживаем Mes тебя. nelaikome tavęs. Моя красота несравненна. Mano grožis Primi moje neprilygstamas. предложение. Priimk mano И ты pasiūlymą ir tu tapsi šio miško станешь karaliumi. царем этого леса. Я уважаю женщин. Aš gerbiu moteris И не хочу ir nenoriu причинить тебе padaryti tau никакого вреда. jokios žalos. Prašau, Пожалуйста, išeik. уходи. Ты глупец, Tu Рама. kvailys, Rama. Теперь Dabar aš padarysiu Я tave сделаю тебя savo своим vergu. остановись. Sustok. Двое O, очаровательных du žavingi юношей. jaunuoliai. Что случилось, мой Kas господин? atsitiko, mano ponė? Я понимаю. O, Вот aš почему ты suprantu, отказался štai от dėl меня, ko tu Рама. atsisakei manęs, Rama. Теперь сначала Dabar я iš убью pradžių её. aš nužudysiu ją. Мы не убиваем Mes женщин nežudome и moterų ir детей. vaikų. A Ir потому- todėl, А теперь уходи. o dabar išeik. Ты не Tu сможешь negalėsi соблазнить suvilioti mūsų. Глупцы. Kvailiai, Я сестра могучего aš Раваны. galingojo Ravano sesuo. Вы Jūs ответите už за tai atsakysite. Мы завоеватели. Mes užkariautojai, Мы mes правители. valdytojai, Мы mes ракшасы. rakšasai. Mes Командующий Прохас. vadė Prahastė. Боги взбунтовались, Dievai мой sukilo, господин. mano ponė. Užmušė vieną iš Одного mūsų из vadų. наших командиров. Уничтожьте всех. Sunaikinkit juos visus. Если Jeigu чья-либо kieno nors голова galva pasikels поднимется prieš против Ravaną, вас, nukirskite ją, её. triuškinkit, užmuškit Убейте juos их visus. всех. Bus Будь tai это moteris женщина ar или vaikas. ребенок. Mes, Мы rakšasai. Сиди, Sėdėk, Вибхишан. Vibhishana. Я Aš jau уже знаю, žinau, что ты ką хочешь tu nori сказать. pasakyti. Но, Bet господин, ponė, как kaip же gyd dharma? 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 Не учи меня Nemokyk дхарме, manęs дурак. karmos kvaily. Ты что, Tu не ką, слышал? negirdėjai? Сиди. Sėdėk. Долгой жизни Ilgo повелителю gyvenimo Ланки. Lankos valdovui. Princesė Princesė Šurpanaka Šurpanaka хочет nori срочно skubiai pasimatyti su jumis. Šurpanaka? Šurpanaka. Что он Ką ji здесь čia делает? veikia? Įleiskite ją. Прекрати этот театр, Nutrauk šį Šurpanaka. teatrą, Šurpanaka. Говори по Kalbėk существу. tiesiai, ko Что nori. хочешь? Опять суд Teismas откладывается vėl на день. atidedamas vienai dienai. О чем Apie ты ką tu думаешь? galvoji? Jie Они įžeidė осудили tavo твою seserį. сестру. Eikit Идите ir и sunaikinkit tuos уничтожьте этих žmogučius. людишек. Taip, Da, Šurpanaka Šurpanaka kvaila. Kas Кто žino, знает? gal tai Возможно, dievų это заговор sąmokslas. богов.
Bet kaip elgtis su moterimis Sita? Užteks. Tu tik ir te galvoji apie moteris. Tai labai pavojinga. Labai. Aš irgi manau, kad tai slaptas dievų sąmokslas. Ir aš. Jeigu tai dievų sąmokslas, tai aš irgi galiu su jais pažaisti. Koks gražus elnias. Labai gražus. Kalbėk tyliau, o tai jis pabėgs. Tai nepanašu į dievų sąmokslą. Bet Sita nuostabi. Neįsivaizduojamai nuostabi. Mano ponė, prašau, pagauk man jį. Jeigu jis gyvens su manimi, aš būsiu tokia laiminga. Prašau, pagauk. Aš pasiimsiu jį į Ajodhją. Koks jis gražus, ar netiesa? Lyg iš aukso. Nenustebsiu, jeigu tai iliuzija. Koks gražus elnias. Prašau, mano ponė, dėl manęs. Tebūnie taip, Sita. Lakšmanai, aš bėgsiu paskui elnę. Jeigu aš nueisiu toli, būk atidus. Štai žaidimas ir prasidėjo. Panašu į tavo brolio balsą. Atrodo, jis bėdoje. Nepergyvenk, tai neįmanoma. Prašau, užeik į namus. Broli. Paklausyk, tavo brolis bėdoje, jis šaukia tave, o tu sakai, kad nereikia jaudintis. Eik tučtojau. Tai nebūtina. Mano brolis negali patekti į bėdą. Ką? Kaip tau negėda, Lakšmanai? Tugi irgi praradai nuovoką kaip mama Kaikėja. Tu ką, irgi nusitaikiai į Ajodhją? Gali grįžti į Ajodhją vienas. Prašau, nekalbėk taip. Aš eisiu, bet iš pradžių turiu pasirūpinti tavo saugumu. Dabar šis būstas apsaugotas magišku užkeikimu. Pažadėk man, kad kas benutiktų, tu neperžengsi šios linijos. Kodėl aš užsigeidžiau šito elnio? Duokite išmaldos. Būk laiminga. Tu viena?
Neišminčiau. Greitai čia bus mano vyras su broliu. Ar galiu aš paprašyti tavęs išmaldos, vaikė mano? Be abejo, išminčiau. Prašau, prieik ir priimk šitą auką. Aš asketas, dukrelė. Ir netgi mano šešėlis neturėtų ant manęs kristi. Tu turi išeiti ir duoti man išmaldą. Atleisk man, o garbingasis, bet aš negaliu taip pasielgti, aš negaliu kirsti šios ribos. Tai įžeidimas, didelis įžeidimas, aš ne koks elgeta, kuriam reikalinga išmalda. Jeigu nori duoti ją, prieik čia pati. Kitaip, aš išeisiu. Bet atsimink, išminčiaus įžeidimo tau neatleis netgi dievai. Aš išeinu. Palauk, išminčiau. Dėkoju, dukrelė. Tegu Dievas padaro tave visos visatos karalienę. Kas tai? Tu graži, labai graži. Tu nuostabi. Paleisk mane, kitaip tu būsi nužudytas. Kai pyksti, tu dar gražesnė Sita. Kas tu? Iš kur tu žinai mano vardą? Aš Ravana, Lankos karalius, Ravana, su 10 galvų. Šurpanakos brolis, tos, kurią jūs nupjovėte nosį. Aš atkeršijau tau, dabar tu būsi mano karalienė. Pone, Lakšmanai, padėkit. Nenusimink, aš elgsiu su tavimi pagarbiai. Tu būsi mano pagrindinė karalienė. Eime. Saugokis, Ravana. Grobdamas mane, tu šaukiesi savo mirties. Tu būsi sunaikintas. Eime. Piktasis Ravana pagrobė Sitą ir nuskrido į pietus, bet milžiniška kliūtis pastojo jam kelią. Grifų karalius Džatajus. Gelbėk mane, Rama. Kai Rama ir Lakšmanas pasiekė Pančavatį, Sitos ten nebebuvo. Jie visur ieškojo, bet ji prapuolė be pėdsakų. Nuotaka. Sita. Niekas tavęs neišgelbės, Sita. Dabar tu būsi mano. Laikykis, baily. Nėra didvyriškumo moters pagrobime. Ateik ir kaukis su manimi. Kas tu, kvaily? Kas drįsta pereiti Ravanai kelią? Tu nebijai numirti? Aš Džatajus Grifas. Paleisk ją. Kurgi tu? Ar kas nors matė mano Sitą? Pakeliui Sita numetė savo papuošalus ant Ryšjamuko kalno viršūnės, kur juos rado beždžionių valdovas Sugryva. Beieškant Sitos, Rama ir Lakšmanas rado mirtinai sužeistą Džatajų.
Идя дальше Einant к toliau югу, į pietus, jie sutiko begalvį Rakšasą Kabandą, kuris buvo prakeiktas dievų. Kabanda parodė jiems kelią iki išminčiaus Matangos būsto, kur jų laukė miško genties moteris Šabari. Ji pasiūlė jiems uogų, kurias iš pradžių ragavo pati, kad įsitikintų jų prisirpimu. Po to jie pasiekė Kiškindą, žmonių beždžionių karalystę. Laimė atėjo pas mus. Mes džiunglių karaliai. Kada mes einame, pasaulis eina su mumis kartu. Kada mes stovime, dangus stovi kartu su mumis. Labiau už gyvenimą mes mylime Kiškindą, eime beždžionės, džiunglė šaukia mus. Tegu jūsų gyvenimas prisipildo prasme, tegu jūsų daina apjungs mus. Hanumanai, Kabanda papasakojo mums apie Sugryvą ir dabar tu žinai viską, kas prieš tai atsitiko. Bet nejaugi tu galvoji, kad būdamas Bali priespaudoje Sugryva tikrai galės padėti mums? Lakšmanai, jeigu mes sugebėsime atsikratyti Bali, Sugryva padarys dėl mūsų viską. Su Ramos pagalba Sugryva būtinai laimės. Bali pasielgė neteisingai. Niekas neturi taip elgtis su jaunesniu broliu. Bet kodėl tu su Sugryva, broli mano? Sugryva myli savo liaudį, bet Bali galvoja apie save. Mes būsime laimingi tik, jeigu Sugryva bus mūsų valdovu. Rytoj mums didi diena. Rytoj Sugryva iškvies Balį į mūšį. Eime, Rama laukia mūsų. Bali labai stiprus, Rama. Jis gali miltus triuškinti kalnus ir plikom rankom išrauti milžiniškus medžius. Kaipgi su Ramos pagalba jį nugalėti? Tu abejoji mano brolio jėga? Ne, aš tik klausiu. Tu tai matei, mano draugė? Aš tučtuojau mesiu Balį iššūkį. Bali,
Išeik ir kaukis su manimi. Kvaily, išeik. Полегче. Ramiau, ramiau. Nes taip skauda. Jeigu tu nenorėjai žudyti Balį, tai kodėl tu sugalvojai šį planą? Kad nužudytų mane? Koksgi tu draugas? Pastatyk save į mano vietą, Sugryva. Kas, jei per klaidą aš palaikysiu tave, tavo brolių ir nužudysiu vietoj jo? Tai teisybė, jūs abu panašus vienas į kitą kaip du vandens lašai. Man buvo sunku jūs atskirti. Pabandyk dar kartą. Šį kartą planas bus kitoks. Ne, broli. Aš žinau, kokie didūs tavo planai. Bet aš jau ėjau per visą tai. Šį kartą mes nepralošime. Sugryva, pažiūrėk. Šį kartą tu užsidėsi šią girjandą. Bali. Niekšė, išeik. Draugai, gyvenime šansas pasitaiko tik kartą. Mes turime parodyti savo narsą.
Bali buvo mano brolis, bet nėra nieko aukščiau vertybių ir gyvenimo moralės. Aš, Vanar Sugryva. Ar jūs visi stosite už mane? Be abejo. Ir taip, Bali užmuštas. Ir dar viena svarbi naujiena, mano ponė. Didelė beždžionių armija susirinko Kiškindoje. Kas čia svarbaus? Dabar karaliumi tapo Sugryva. Ir dabar jis parodys savo jėgą. Vadė Sušenai, tu su savo kariais eik į rytus. Generolio Tarai, tu eik į vakarus. Kešari, eik į šiaurę. Aš duodu jums nedaugiau mėnesio. Jūs turite grįžti lygiai po mėnesio ir pranešti, ar tuose kraštuose yra motina Sita ar nėra. Hanumanai, Angada, Džambavanai, Nalai ir Nilai, jūs mano žymiausi kariai. Šansai rasti Sitą pietuose daug didesni. Ir todėl kartu su Angada priešakyje keliaukite į pietus. Bet atsiminkite, tik vienas mėnuo. Gali būti tikras, mano ponė, jeigu mes nerasime jos, gyvi negrįšime. Bet jeigu mes ją rasime, kaip ji mus atpažins? Jeigu rasite Sitą, parodykite jai šį žiedą. Ir tada ji pripažins jūs draugais. Prašau, dukrelė, pavalgyk. Badavimas ne problemų sprendimas. Kaip aš galiu valgyti, kai žinau, jog mano Rama greičiausiai alksta? Rama, praėjo jau 3 mėnesiai, o grupė iš pietų lig šiol negrįžo. Aš vis dar neprarandu vilties, Lakšmanai. Jeigu jie vėluoja, reiškia, kad viltis vis dar gyva. Aš visai pasenau. Nenusimink, draugė. Tu grifas. Ir aš įsitikinęs, kad pažįsti karalių Džatajų. Džatajų? Jis mano jaunesnysis brolis. Iš kur jūs jį pažįstate? Mano brangus Džatajus. Ravana nužudęs tave, susimokės už tai, susimokės gyvybę. Paklausykite, draugai, aš mačiau Ravaną, skrendantį į Lanką su bejėgė moterimi. Tai, ko gero, bus Sita. Į Lanką? Taip, į Lanką. Lanka tai jo karalystė. Ji yra saloje vidury šio milžiniško vandenyno. Bet kaip mums nusigauti ten Sampati? Netoli nuo čia, nuo Mahendros kalno iki Lankos yra tik 100 mylių. Čia vandenynas seklus, nes čia po vandeniu glūdi kalnagūbris Mainak. Čia trumpiausias kelias iki Lankos. Dėkojame. Mes labai dėkingi tau. Lanka 100 mylių nuo čia. Aš galiu nušokti 60 mylių.
Aš senas, bet galiu dar nušokti iki 80 mylių. Aš galiu nušokti iki 100 mylių. Bet grįžti man bus labai sunku. Ką mums dabar daryti? Aš šoksiu. Palauk, karalaitė. Tu mūsų lyderis. Aš žinau, kas tai turi padaryti. Bet iš pradžių jį reikia įkvėpti. Didysis didvyris Hanumanas. Atėjo laikas tau pakilti. Pasiryžk, Hanumanai. Parodyk pasauliui savo jėgą. O didis karžygys Rama pasikliauja tavimi. Nesijaudinkit, draugai, aš įvykdysiu Ramos norą. Čia Sursos jūros karalystė. Kas drįsta čia įžengti? Tu pateksi į mano nasrus. O motina gyvatė, aš pabuvojau tavo nasruose. Tavo noras išpildytas. Dabar paleisk mane. Eik ir tegu mano palaiminimai būna su tavimi. Tai štai kokia ji, auksinė Ravanos lanka.
Kas galėjo pagalvoti, kad Hanumanas toks gabus? Aš pažinojau jį nuo mažų dienų. Jis buvo toks pašėlęs. Vieną kartą jis pabandė praryti saulę, palaikęs ją vaisiumi. Bet kai buvo lemta likimo, jis buvo prakeiktas. Jis turėjo užmiršti apie savo jėgą iki tol, kol kas nors neįkvėps jo. Ir štai šiandien aš įkvėpiau jį. Kurgi gali būti motina Sita? Kur? Kas tai? Kodėl tau nepriėmus mano pasiūlymo, motina Sita? Kodėl tu veltui išvaistai savo gyvenimą šitam niekam tikusiam Ramai? Su manimi tu visada būsi laiminga, sutik. Sutik, mano mylimoji. Tu šlykštus ir niekšingas, kiek dar kartų aš turiu pasakyti ne. Eik ir skaičiuok savo dienas. Greitai čia bus mano Rama. Tai tu pradėk skaičiuoti dienas. Aš daviau tau 1 metus apsispręsti ir dabar liko tik 2 mėnesiai. Jeigu tu ir vėl nesutinki, ruoškis tam, ką tau paruošė Ravana. Mano Rama, kurgi tu mano mylimiausias? Ar aš turėčiau atsisveikinti su gyvenimu? Būk pasveikinta, o motina Sita. Šitas žiedas priklauso mano Ramai. Taip, motulė, mano ponas Rama pats davė man jį. Aš jo ištikimas tarnas ir mokinys Hanumanas. Kaip jis? Kaip mano brangus Lakšmanas? Kaip jie ten be manęs? Kas jais rūpinasi? Motulė, išgirdus, kad tu gyva ir sveika, jiems taps lengviau. Hanumanai, žinia apie mano poną užpildė mano širdį didžiu džiaugsmu. Be Ramos ir Lakšmano nėra man nieko brangesnio nei tu. Ir tai bus visada. Prašau, perduok Ramai, kad jis greičiau ateitų manęs. Kitaip, už 2 mėnesių Ravana užmuš mane. Jeigu viskas taip, tai aš išnešiu tave iš čia ant savo pečių. Tu turi eiti vienas ir greičiau grįžti su Rama. Kodėl tu neskrendi su manimi? Ar aš ne kaip sūnus tau? Aš negaliu. Tai mano garbės reikalas. Rama pats turi ateiti manęs. Bet. O piktasis Ravana turi sutikti savo likimą. Imk mano apyrankę ir atiduok Ramai. Jis viską supras. Kaip pasakysi, motulė? Aš taip išalkau. Ar galiu suvalgyti vaisių šiame sode? Pavalgyk.
O rakšasų valdove, žmogus beždžionė įsiveržė į sodą, jis išlaužė ten medžius. Eikit ir atveskit šitą velnio beždžionę pas mane gyvą. Kas tu? Kodėl tu atėjai į lanką? Aš Kiškindos karaliaus sugryvos pasiuntinys Hanumanas. Aš atėjau tau perduoti Dašaratcho sūnaus Ramos žinią. Tu pavogei jo žmoną Sitą ir per jėgą ją išvežei į lanką. Aš kreipiuosi į tave. Paleisk motiną Sitą ir sugrąžink ją Ramai. Kitaip tau teks su mumis kariauti ir tavo karalystė bus sunaikinta. Kaip tu drįsti, tu grasini Ravanai, Lankos karaliui. Prahastai, užmušk šitą nelemtą beždžionę. O karaliau, tu neturi žudyti pasiuntinių. Už šį nusikaltimą turėtų būti kita bausmė. Žudyti jį prieštarauja bet kokiai etikai. Kas gali būti beždžioniai svarbiau nei jos uodega? Padekit jam uodegą ir pratempkit jį per visą miestą. Et bus pramoga. Kas atsitiko, Hanumanai? Aš radau matulę Sitą ir aš padegiau lanką. Tai jos apyrankė. Lakšmanai, tai Sitos apyrankė. Kaip ten mano Sita? Jai viskas gerai. Kiekvieną dieną ji laukia tavęs. Mano ponia, mes neturime ilgiau gaišti nei minutės, juk Ravana grasina ją nužudyti už 2 mėnesių. Draugai, aš dėkingas jums, kad jūs susirinkote čia dėl manęs. Bet leiskite man atvirai jums pasakyti. Kovodami mano pusėje, jūs keliate pavojų savo gyvybei. Aš kovoju už savo garbę, bet jūs neprivalote to daryti. Kad išvaduotumėte Sitą, mums teks akis į akį susidurti su siaubingu rakšasu Ravana ir jo bauginančia kariuomenė. Tie, kurie nenori kovoti, gali eiti, bet aš, Rama, Dašaratcho sūnus, patikinu jūs, kad pergalė bus mūsų. Mes išlaisvinsime žemę nuo visų rakšasų. Dabar niekas nesulaikys manęs nuo šio kelio. Pats vandenyno dievas turi nurodyti man kelią. O vandenyno dieve, tu pernelyg didžiuojasi savo didybę. Tu atsisakai atverti man kelią? Aš išdžiovinsiu tavo išdidumą. Aš paversiu tave dykumą.
Vibhišanai, tu nusprendėjai palikti savo brolį ir padėti mūsų mirtinam priešui. Aš, Rakšasų karalius Ravana, visiems laikams išveju tave iš Lankos. Išeik išdavikę, nes kitaip aš užmušiu tave. Kol Ramas su mumis, mes laimėsime. Niekas negali mūsų įveikti. Mes įveikėme vandenyną. Jeigu su mumis Rama ir Lakšmanas, mes nenugalimi. Prahastai, skubiai sukvies tarybą, visus karvedžius pas mane. Kvieskit visą kariuomenę. Mestas iššūkis Rakšasų garbei. O aukščiausiasis, prašau, apsaugok mano vyrą. Pats stipriausias Ravanos kariuomenėje Meghnadas. Kumbhakarma beveik visą laiką miega, bet jis taip pat labai pavojingas. Kitas, jo sūnus Prahastas, vadovauja kariuomeniai. Jis puikus karys. Ravanos kariai vienas už kitą galingesni. Jis neturi moralinės jėgos, Vibhišanai. Veidmainiškumas ir nuodėmė sunaikino jį. Aš atėjau su žinia nuo Šri Ramos. Dar yra laiko, grąžinkit motulę Sitą. Tavo tėvas buvo man brangių draugų, Angada. Prisijunk prie manęs ir tu tapsi Kiškindos karaliumi. Aš daugiau galvoju apie savo brolį, o Rakšasų valdovę. Negaišink mano laiko veltui. Grąžink motulę Sitą. Eik ir pasakyk savo Ramai, kad prieš Ravaną jis lyg vaikas. Jis surinko saujelę purvinų beždžionėlių iš džiunglių ir nori nugalėti mane. Įveikti mane mūšyje. Jeigu tu taip didžiuojasi savo jėga, Ravana, tai aš metu iššūkį bet kam šiame susirinkime. Pabandykite atplėšti nuo žemės mano koją. Neverta liestis prie mano pėdų, Ravana. Eik ir paliesk Ramos pėdas. Tik jis gali tave išgelbėti. Mano ponė, arogantiškasis Ravana reikalauja karo. Prašeiva, kvailų, susibūrusių gyvūnų apsuptyje drįsta mesti iššūkį galingajam Ravanai. Aš pateiksiu jam tokią pamoką, kad niekas niekada daugiau nedrįs grasinti mūsų šlovingai Lankos salai.
Rama. Prahasto pajėgos sudaro trečdalį Ravanos kariuomenės. Jeigu mes įveiksime juos, mes padarysime rimtos žalos Ravanos galybei. Pone, Rama pasirodė stipresnis, nei mes tikėjomės. O dar tos beždžionės, kodėlgi tau negrąžinus Sitos jam? Šis turtas, ši prabanga. Tai auksinė lanka, kur tu gyveni, mano karalienė. Visa tai priklauso man. Visa tai aš įsigijau savo jėgą. Ir Sita. Sita dabar tapo mano savigarbos objektu. Ravana niekada neis į kompromisą su savo išdidumu. Suprask, Mandodari, nei dėl nieko kito. Ką, mano draugė, ar kas nors svarbaus? Mano valdovė, mano žmonės pranešė man, kad rytoj Ravana ruošiasi pasiųsti Kumbakarną į mūšį su mumis. Ne, tai neįmanoma. Tu negali taip palikti manęs, brangus Lakšmanai. Kaip aš pažiūrėsiu motinai Sumitrai į akis? Aš jaučiu labai silpną pulsą. Galbūt dar yra viltis.
Jam reikalingas augalas Sandživani, kuris auga tik Himalajuose, bet mums liko labai mažai laiko. Kas gi eis? Hanumanas. O, karaliaus ušenė, kaip aš galėjau surasti tokią smulkę žolę? Todėl aš atnešiau tau visą kalną. Būk palaimintas, Hanumanai. Сейчас я пойду. Dabar aš eisiu. Šį kartą pirmiausia aš užmušiu Hanumaną. Подожди, сын. Palauk, sūnau. Этот враг. Šis priešas pavojingas. Mes turime elgtis daug apdairiau ir atsargiau. Вы все сражаетесь. Jūs visi kovojate vardan šito, ar ne taip? Imkite. Это невозможно. Tai neįmanoma. Похоже, что это Atrodo, иллюзия kad tai Равана. Ravanos iliuzija. Tuoj aš išsiaiškinsiu. Я дал тебе Aš tau daviau 1 metus apsisprendimui. Liko tik 4 dienos. Aš atėjau, лишь пришел, kad чтобы еще dar раз kartą напомнить priminčiau tau tai. тебе. Ах, да. A taip, paimk Возьми tai. это. Paimk. Возьми. Tai Это tavo твой Rama. Рам. Теперь Dabar я aš приду ateisiu через už 4 дня. 4 dienų. У меня Aš до сих lik пор šiol нет neturiu никаких jokių сведений. žinių. Mano Мой šnipas шпион kol не kas смог nieko пока ничего neišsiaiškino. выяснить. Это означает, Tai что reiškia, Сита, kad возможно, всё Sita еще жива. vis dar gyva. И да. A, štai dar kas. Megnadas atlieka juodosios magijos ritualą. Какой ритуал? Kokį ritualą? Если у него Jeigu jam получится, pavyks, jis taps nepažeidžiamas ir niekas negalės jo nugalėti. я Aš žinau, kur jis проводит atlieka свой savo ритуал. ritualą. Мать, Motina, я хочу aš расстаться с noriu жизнью. išsiskirti su gyvenimu. Vaikė mano, tavo vyras dar gyvas. Aš įsitikinusi, kad tai dar vienas purvinas Ravanos triukas. Aš sužinosiu. Aš susisieksiu su Vibhišanos žmonėmis. Господин, Pone, теперь dabar Рама Rama знает, žino, что kad Сита Sita gyva. Вибишин Vibhišanas раскрыл этот atskleidė секрет. šią paslaptį. Равана. Ravana, susijimk. Не позволяй себе Nepasiduok падать духом. liūdėsiui. Ты Tu завоевал užkariavai 9 планет. 9 planetas. Tai Tu могучий galingas воин. karys. Ты Tu покорил pavargiai мир. 3 pasaulius. Tai Tu Ravana.
Manęs nieks neįveiks. Aš Ravana, Rakšasų karalius. Kvailos beždžionės, aš sutraiškysiu jūs kaip uodus. Niekas nesugebės atimti iš manęs gyvenimo. Jis nenugalimas, Rama nenugalimas. Aš nemirtingas. Jo bamboje randasi nemirtingumo nektaras. Rama, tavo mirtis nulemta. Mums reikia užlipti aukščiau, kanumanai. Bailiai.
Наконец-то Pagaliau Ravana miręs. все Visi rakšasai išbėgiojo. Рама Rama победил. nugalėjo. Как Kaip я буду aš смотреть на žiūrėsiu į jį. Прошел Praėjo целый год с visi тех пор, metai nuo как я tada, видел kai его. aš mačiau jį. Nežinau, Не знаю, почему kodėl ты aš краснею, как rūstu невеста. kaip nuotaka. Сита, Sita, открой atmerk глаза. akis. Я здесь. Aš čia, Твой Рама. tavo Rama. Это сон? Tai sapnas. Нет, нет. Ne. Если я Jeigu aš открою atmerksiu глаза, akis, он может jis gali кончиться. baigtis. Это Tai не ne сон, Сита. sapnas, Sita. Мы Mes победили. nugalėjome. Пожалуйста, прости меня. Prašau, atleisk man. Aš nesugebėjau apginti tavęs. Не говори так, Лакшман. Nekalbėk taip, Lakšmanai. Это судьба. Tai likimas. Не вини Nekaltink себя. savęs. Нам Mums нужно reikia возвращаться grįžti домой. namo. Praėjo Прошло 14 14 лет. metų. Ajodhja Ajodhija ожидает нас. laukia mūsų. За мать Ситу. Už motulės Sitą. За Už Шри Раму. Šri Ramą. Sesė. Būk didis karalius, mano sūnau. जिनके मन में सीताराम, उनके घर में चारों धाम। जिनके मन में सीताराम, उनके घर में चारों धाम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। 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 सिया राम एक सिद्ध मंत्र है, महाशक्ति की धारा। जन्म मरण से छूट गया वो, जिसने राम पुकारा। सिया राम एक सिद्ध मंत्र है, महाशक्ति की धारा। जन्म मरण से
छूट गया वो जिसने राम पुकारा, बन गए सारे बिगड़े काम जिनके मन में सीताराम। बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। राम नाम में रमे हुए हैं सूरज चंदा तारे, राम भक्त को ही मिलते हैं सुख दुनिया के सारे। राम नाम में रमे हुए हैं सूरज चंदा तारे, राम भक्त को ही मिलते हैं सुख दुनिया के सारे। इसमें लगता नहीं छदाम जिनके मन में सीताराम। बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। राम कृपा तो जीव जंतु भी सहज भाव से पाते, नर वानर दोनों ही मिलकर राम कथा है गाते। गाओ जय हो जय श्री राम सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम